Sveiki, mėly draugai. Vėl nuskambėjo nebe kažkokia akcija, kad taikus tautiškai nusiteikę jaunuoliai ėjo su plakatu per Vilnių, gavo į galvą, iš šito plakatą atėmė, jie ten nufilmavo, įsijungė policiją ir vėl gaunasi skandalas. Panašus skandalas buvo šiais metais, kovo 11, kai irgi tie patys jaunuoliai buvo iškėlę plakatus užrašų Lietuva lietuviams. Vienas iš Vilniaus universiteto dėstytojų jie tą plakatą nuplėšė, ten apsistumdė, susimušė ir vėl gavos didelis skandalas, vėl dešinieji pučia didelį burbulą iš viso to. Na, aš apie tą incidentą su to Vilniaus universiteto dėstytoju ir to plakatų nešiotojais aš jau buvau aptaręs anksčiau. Buvau aptaręs iš vienos pusės, bandydamas pažvelgti kiekvienos argumentus ir kontrargumentus. Dabar šiuo atveju aš biškį nersiu į pačią tą organizaciją, kurios tos jaunuolius, kurie yra tautiškai nusiteikę, kurie vis kažkodėl tai sugeba vis į konfliktus Vilniuje įsivelti. Na, aš pažiūrėjau jų telegramą, pasidomėjau, kas jų vadovas. Vadovas jau buvo seniai pažįstamas žmogus, toksai Kęstutis Tamašauskas. Jisai dalyvavo ir pro-trumpiniuose visokiuose renginiuose ir dabar dalyvavo įvairiuose renginiuose. Ir kiekvienas jo renginys praktiškai neapsieina be kažkokio vienokio ir kitokio skandalo. Ir man kyla klausimas, koks viso to yra tikslas, ką tu nori žmogau padaryti, vis iškeldamas naują skandalą. Ar tavo tikslas yra sukelti kažkokią neapykantą, kad žmonės tarpusavy dar labiau viens prieš kitą kovotų, nes tarkim kaip pavyzdys, jisai buvo Kęstutis Tamašauskas dalyvavo renginyje, kuris vyko prie JAV ambasados 20 metų birželio 5 dieną. Tada apie 1000 jaunų žmonių nuėjo ir skandavo rasizmui ne prie JAV ambasados. Aš buvau sužavėtas tuo renginiu. Daug kas jo nelabai suprato, visi galvoja, žinai, čia tiesiog Black Lives Matter, čia leftistai, čia Antifa ar dar kažkas. Ne iš to šono reikia žiūrėti. Aš džiaugiuosi dėl to, kad jauni žmonės nuėjo prie JAV ambasados ir šeimininkui sako kritiką. Tai yra neįtikėtinas dalykas. Niekas iš vyresnių žmonių tokių dalykų nedarytų, nes visi bijo vakarų, bijo JAV. Aš sakau, labai gerai, kad jauni žmonės nueina prie JAV ambasados ir parodo, kad jie nebijo JAV bendros politikos. Bet Tamašauskas ten nuėjo į tą renginį. Jisai atėjo su plakatu, kad Antifa, ginsim Lietuvą ir Donaldą Trumpą. Na ir vyko susidūrimą, vienas iš protestuotojų, Klaida, 17 metų, jis toks, lietuvis iš mišrios šeimos. Ir bandė atimti šią plakatą, jisai teigia, kad Tamašauskas ten sumušėm, smogė, atėmė tą plakatą, nors vaizdo įraše matyti tik plakato atėmimas. Bet vėlgi jis vėl įsivėlė į konfliktą. Kodėl vyko konfliktas? Buvo ta tylos minutė, kada pagerbinėjo ten tą juodaodį tenais Amerikoje ten nužudytą. Ir jisai pradėjo ten triukšmauti per tą tylos minutę. Tai be abejo, tu ateini į svetimą renginį, tu trukdai tam renginiu, be abejo, tu susilauki konfliktų. Lygiai taip pat, kai tu pats tas Tamašauskas piktinasi, kad į jo organizuojama kažkokia eisena, ateina kažkas ir irgi bando atimti plakatą. Tai reiškia, jie abi pusės elgiasi lygiai taip pat neadekvačiai. Vienas kitą provokuoja ir po to stebisi, kad gaunasi grandininė reakcija. Kam tau eiti į tą protestą, kuris tau nepatinka, ir ten daryti cirką. Tai grinai čia toks Šurajevo elgesys. Bet Tamašauskas, jis galvoja, kad tai yra puiku, kad jis taip reiškia savo poziciją. Na ir paskutiniai du atvejai 26 metų kovo 11. Jisai su grupė žmonių, skaitant ir nepilnamečių, laikė plakatą Lietuva lietuviams. Ten kažkodėl Konstantinui Adrijauskui visą tai užkliuvo tas plakatą. Aš nepritariu tokiam dalykam. Irgi, ko jam kliūna tas plakatas, praeik pro šoną, jeigu to netinka ir tiek. Bet įvyko konfliktas, Tamašauskas gavo nubrozdinimus, smūgį į krūtinę ir šonkaulio traumą. Vėl jisai buvo sumuštas. Tamašauskas 86 metų gimimo, jau 40 metų, šiais metais jiems sueina, tai toks jau kaip ir subrendęs vyras, bet jį visuose protestuose sumuša kažkodėl tai. Na ir kitas paskutinis atvejis, balandžio 26 dieną, Tūkstantmečio gatvės viadukas Vilniuje, aš nežinau, čia matau dar centre, nes centre aš Vilniaus gerai nepažįstu. Jie nuo katedros aikštės nešė plakatą per miestą, plakatas atrodė va šitaip, kai aš įdedu video, stop masiniai migracijai ir jų telegramas tėvynės gynėjai. Plakatas kaip plakatas, bet gavosi vėl kažkoks konfliktas ir vėlgi yra ta filmuota medžiaga, kaip po konflikto tie 4 vyrukai išmetė tą plakatą ir jie pasišalina iš vietos. Kodėl vyko tas konfliktas, niekas taip normaliai nepasako ir aišku, bandoma visą tą įvykį politizuoti. Be abejo, iš tų visų nukentėjusios pusės, tai būtinai paminėjo, kad tie, kurie 4 užpuolė, kalbėjo rusiškai, tai dabar visi jau ten
dešiniukai komentaruose ošia, kad tai va, čia imigrantai, rusai čia puola, vargšus lietuviai, dabar prašom jau pakelkit galvą ir sukilkit. Ir niekas nepaaiškina, galbūt čia elementarus buitinis konfliktas. Gal jie su to plakatu, tie bachuriukai kažką pasišaipė, tie jiems atgal atsakė, ties prie davė atgal į galvą, paėmė tą šitą plakatą ir išmetė ir nuėjo savais keliais. Aš nežinau, aš nemačiau to įvykio ir kaip visada visi tie jų įvykiai labai mislingi ir būtinai turi gauti kažkokį politinį atspalvį, kad va šitie jaunieji patriotai persekiojami Vilniuje, dėl to telkimės prie jų gretų, kaip patogu, junkimės į jų telegramus ir prisijunkime prie jų labai įspūdingos veiklos. O jų įspūdinga veikla tik tokia, kad jie išeina keli žmonės su plakatu pastovi miesto centre, klijuoja lipdukus, mini tam tikras istorinės dienas, apie jas aš dar pakalbėsiu, nes ten irgi kliedesių yra daug. Ir tiek, ir užsiima provokacinė veikla, sukiršinti lietuvius gyvenančius, Lietuvoje gyvenančiais slavais, su gyvenančiais imigrantais. Kaip ir minėjau ankstesnėms laidoje, jeigu tau netinka imigrantai, tu daryk lobistinę politiką, kad Lietuvos Seimas, vyriausybė, migracijos tarnyba neišdavinėtų jums darbo leidimų. Nes ar tu išeisi į gatvę prie katedros pastovėsi su stop masiniai imigracijai plakatu ir tu tikėsi, kad sustos ta masinė imigracija, tai yra kvaila. Imigracija yra politinis ir ekonominis sprendimas. Ir yra konkrečios firmos, kurios tos imigrantus į Lietuvą įsiveža. Tai organizuok tų įmonių kažkokią prekių boikotus, jeigu tai jau nepatinka, viešink tas įmonės, prie jų tenais protestuok prie imigracijos tarnybos, bet jie ten nedaro. Jie užsiima provokacinė, imitacinė veikla ir provokuoja konfliktus su kitais Lietuvoje gyvenančiais žmonėmis. Ar tai sustabdys Lietuvoje imigraciją? Faktas, kad jos nesustabdys. Bet sukurs vėlgi tam tikrą, nors jie tipo protestuoja prieš Sorošo politiką, bet jie daro grinai sorošinę politiką, o sorošinė politika yra būti identiteto politika. Reiškia, kiekviena identiteto grupė, balti vyrai, balti moteris, juodi vyrai, juodi moteris, vaikai, tėvai, homoseksualus, ne homoseksualus, visi tarpusiai turi savo burbulos susidaryti ir viens prieš kitą kariauti, viens kitą provokuoti ir taip visuomenė gaunasi suskaldyta. O suskaldyta visuomenė prieš visą tą sorošinį bloką, o už Sorošo nugaros stojo konkrečiai finansinis kapitalas, jie negali prieš tą finansinį kapitalą pakovoti, nes mažom grupuotėm tau neužteks jėgų, tu nepajėgsi tiesiog paimti valdžios ir pakeisti Lietuvoje įstatymus, nes tik taip galima padaryti normalią tvarką. Ne palakačiukais, ne ten kažkokiam mini provokacijomis, bet tu turi tapti politinė jėga, kuri turės daug žmonių, kurie galės daryti masinės akcijas, masinius streikus, masinius boikotus, masinius mitingus, tiesiog elementariai, kad per tos pačius rinkimus paimti valdžią ir taip tada tu darysi normalias permainas, pakeisi imigracijos įstatymus, pakeisi kitus įstatymus, kurie įsiurbia iš Lietuvos gyvybinės jėgas, ir taip padarysi teigiamas permainas. Bet va šitie, ką aš vadinu dešinysis idiotizmas, jie gali užsiimti tų provokacijomis. Ir kas mane yra juokinga, nes aš pats kažkada buvau tokių pačių pažiūrų užkibęs, prieš kažkur 12-15 metų, aš puikiai žinau, kas vyksta jų galvose, aš puikiai žinau jų tas visas argumentacijas, aš visą tą kelią praėjęs, aš ir seniai išaugęs tos marškinėlius. Tik tu man vienas yra kažkiek juokinga, mano laikais, kai mes visi ten tie, dešinieji, visokie skinhead, visą kitą, kad iš mūsų atimtų banerį kažkas, iš mūsų atimtų vėliavą, tai buvo neįsivaizduojami dalykai. Tu turėtų perimti per mūsų lavonus. O iš jų atiminėja banerius, ateina vienas dėstytojas, duoda ausų jiems, atima jų plakatos, aplėšų išmeta, čia irgi ateina 4 Montana kažkokie Vilniaus bachuriukai, ateina, duoda į kuprą, išmeta jų plakatą ir jie jo tą plakatą neapgina, kreipiasi į policiją, rašo pareiškimus. Nežinau, mano laikais visi dešinėjai ir kairieji, kaip sakom, radikalai aiškindavosi santykius gatvėje ir niekas pareiškimų policijai nerašydavo. Bet dabar kiti laikai, dabar visi europietiški ir visai kitaip sprendžia reikalus. Aišku, aš nesakau, kad reikia daužyti viens kitam galvas, tiesiog, tokia mano menka pastaba, kad tėvynės gynėjai, kai taip ir pasivadinės ir jų tas telegramas, bet jie net savo plakatų nesugeba apsaugoti, ateina belekas atimų, jis apstumdo, sulaužo šonkulius. Tai aš galvoju, jeigu tu išeini paruošęs kaip tėvynės gynėjas, kaip tu, kaip sakoma, arijas toks esi, tu pradžioj salį pasportuok, nueik į boksą, pakilnok svarmenis ir tada tu būsi pakankamai stiprus ir tais niekas net nesugalvos užkabinti. Bet tiek to, čia yra mažas mano nuokrypis, tai nebūtinai taip galima vadovautis, gal jie yra taikūs žmonės, viskas yra su tuo gerai. Bet kažkodėl jie nuolat iššaukia konfliktus.
o gal tų konfliktų ir reikia tam, kad tu galėtum pritraukti naujus narius, kad tu prikeltum naują susidomėjimą. Panašus buvo procesai ir seniau, prieš kokį 15 metų, prieš 16 metų, irgi kažkokie keli pankai primušė tautinio jaunimo atstovus, visi pradėjo portalai tie dešiniukų pūsti burbulą, kad čia Kaune ir Vilniuje atgimęs Antifa, komunistai, leftistų tada nevartoja savokos, ir visi ten dešinieji mobilizavosi, dar didelės eitynės, protestus ir taip gavo antrą kvėpavimo būstą, nes atsirado kažkoks bendras priešas. Tai lygiai dabar aš matau irgi per kažkokius konfliktukus bando įpūsti jėgos savo organizacijoms. Ir nesvarbu, kad tai sukelia vėlgi papildomą nesantaiką tarp Lietuvoje gyvenančių žmonių, svarbu, kaip sakom, tikslas pateisina priemonės. Tai šiuo atveju tikslas yra ne sielų išganimas, bet kažkokie matyti kitokie tikslai, apie kuriuos mes nelabai žinome. Kęstutis Tomašauskas man teko kelis kartus gyvai susitikti per protestus, man visą laiką įdomus toks yra dalykas, dėl ko jisai nuolat dengia savo veidą. Visą laiką vaikščiodavo su ta baklava, nuo saulės akiniai ir jo veidą, kad niekas neidentifikuotų. Net ir jo Facebookas, jis irgi nėra jokios nuotraukos, veidas irgi uždengtas ir kyla klausimas, o ko tu slipi? Jeigu tu esi Lietuvos patriotas, jeigu tu tiki savo idėjomis, kam tu dengti savo veidą? Ir čia įdomus yra epizodas, kai susidūrė su Nijolė Oželytė ir jinai pamačius jo veidą, aš mačiau irgi Kęstučio veidą be tos kaukės vieną kartą, ir jinai pasakė va tokią frazę. O kas jūs? Aš lietuvis. Ne, vaikeli, jūs ne lietuvis, lietuviai tokie nebūna. Kaip? Jūs panašus į žydą, ne į lietuvį. Absoliučiai, jūs juodas, lietuvių tokių nebūna su rudom akim. O pats esate niekas ir netgi ne lietuvis, žiūrint į fizionomiją. Grynas lietuvis esu. Norite ant kapų man nuo senelių nuvažiuoti? Jums, iš kur jūs žinot, su ko nebuvo jūsų babutė, vaikeli? Jis pasakė, Kęstutis sakė, ne, tu ne lietuvis, tu esi žydas, nes tavo akis tamsios, tavo plaukai tamsus, pats tavo gimis tamsus ir taip ir yra, jo akis rūdos, jis tamsesnio gimio yra. Ir šiuo atveju, kad ir kaip Oželytę aš vertinčiau skeptiškai, jinai šiaip tai yra teisė, jeigu žiūrime į grinai tą tautiškumą per genotipo prizmę, visi tie lietuviai ir dauguma slavų, jie yra, tokių mėlynų, žalių akių, šviesių plaukų, vis tiek šviesesnė oda yra. Ir jeigu pa žmogui yra tos rūdos akys, pa žmogui yra tamsus plaukai, visas tas tamsesnis gimis, tikėtina, kad pas jį yra kažkokio visie genotipo. Nebūtinai žydo, gali būti vengro, čigono, dar kažko iš Balkanų, galbūt kažkas atėjo. Bet faktas, kad tai yra, tu turi tam tikrą, nesi tos grynas etinius lietuvis, kokį tu bandai vaizduoti. Ir tai yra nieko naujo. Žmonės, kurie yra mišrios tautybės, visą laiką virsta arčiausiais nacionalistais. Pusė Vilniaus tų skinheadų, tų skustagalvių turėdavo slaviškas pavardės. Bet jau už Lietuvą labiausiai ten plėšydavosi, jie didžiausi patriotai. Aišku, tas jų patriotizmas vėlgi būdavo per muštynės, per skandalus, per kažkokius konfliktus, o ne tai, kad kažką kantriai ir nuosekliai dirbtų tėvynės labui, kad kurtų gausias šeimas. Nes jeigu tu nenori imigracijos, nenori, kad pasai važiuoti imigrantai, reiškia, tų vietinių turi būti pakankamas kiekis, kad nekiltų poreikis atsivežti imigrantų. Reiškia, tada tu turi turėti 3, 4, 5, kiek įmanoma daugiau vaikų, jas normaliai išauklėti, pats irgi čia būti politiškai aktyvus ir tu taip gali tada sukurti kažkokius judėjimus, užauginti bendruomenės, bet niekas lyg to nedaro. Aš pažįstu irgi kelis bent Kaune, yra grinai irgi tokių kaip Tomašauskas pažiūrų, prieš imigraciją, prieš kitas tautas, prieš kitas rasės ir jie neturi nei vieno vaiko. Aš nežinau, kiek Kęstutis turi vaikų, jisai užsislapsinęs, bet jam 40 metų, jis jau suaugęs vyras, tai turėtų kažkokią šeimą turėti, bet gal ir neturi. Tie, kur minėjau Kaune, yra jie mano metų ir vyresni, nei vieno vaiko neturi. Bet jie irgi prieš imigraciją, mes čia kovojame. Ką tu žmogau kovoji? Tu turi kovoti darbais, o ne pliurpalais. Ką Kęstutis čia irgi čia savo Facebook'e, jis ten reklamavos, kokias jis darė akcijas, tai akcijas tokias, kad jis ten važinėjo su Trumpo vėliava 20 metais, už Trumpą labai palaikė, po to, kaip ir minėjau, tos istorinius minėjimus. Jokingiausia tai, kad darosi šaukimus, tie šaukimai yra anglų kalba. Štai paklausykit. Soft men beg for an easy life. Strong men sharpen themselves against struggle. Be the blade, not the fucking slave. Comfort makes cowards. Paklausykit. Ar nebuvo galima tą patį padaryti su įgarsinta raiškia normalia lietuvių kalba? Šiais laikais tai nėra labai sudėtinga, prisisegi mikrofoniukai, skaitai žodžius, uždedi vaizdą ir gausi reklaminį kvietimą su normaliu lietuvišku
pasisakymų, bet ten yra vėlgi anglų kalba, kaip ir visi tie skinheadai būdavo irgi, net ir pavadinimas nelietuviškas, klausydavo nelietuvišką muziką ir apskritai pasiėmė ideologiją, kuri nesukurta net Lietuvoje, bet visi jaučiasi didžiais Lietuvos patriotais. Arba štai važiuokime, gruodžio 17 dieną minėjo perversmą. Tas, kur po to atėjo valdžia Smetona, Plechavičiaus darytą perversmą ir pažiūrėkit, kad koks šaunuolis Smetona ir jau karininkai, kurie padarė perversmą ir nuvertė teisėtai išrinktą prezidentą Kazį Grinių. Ir Kazys Grinius, koks tipo yra niekšas, su komunistais bolševikais bendradarbiavęs prezidentas Grinius ir jį nuvertė, Lietuva tapo tautiška valstybė. Grinius kaip tik buvo, galiu drąsiai teikti, nors jis trumpai valdė gal pusę metų, tik tai buvo pats adekvačiausias ir protingiausias Lietuvos prezidentas. Nes jis mažino karinį biudžetą beprotiškai išpūstą, jis nuėmė privilegijas bažnyčiai, jis nutraukė cenzūrą, nutraukė karo padėties įstatymą, kad žmonės galėtų laisvai politiškai gyventi, paleido politinius kalinius, tai paskyrė daugiau lėšų švietimui, sveikatos apsaugai, tai jis ruošėsi padaryti iš Lietuvos normalią valstybę, bet atėjo nepatenkinti karininkai ir klerikalai, padarė perversmą, išvaikė, sušaudė dalį žmonių, vėl uždarė kitus žmonės į kalėjimus, na ir pastatė prezidentų Antaną Smetoną, kuris 14 metų valdė Lietuvą, taip autoritarinis pagrindais, vėl buvo įvestas cenzūra, karo įstatymai, kariuomenės biudžetas iki 30% viso biudžeto buvo prikišta ir kas kuo tai baigėsi, 40 metais patys žmonės neapsikentė, tiesiog nuvertė tą patį Smetoną. Jiems geriau buvo tarybų valdžia negu tas pats Smetona, jau tiek buvo iki grysės. Bet jie vis tiek gyvena tose istoriniuose mytuose ir vėl fantazuoja ir vėl visokias nesąmonės rašo. Tarkim, paminė karininkus, kurie dalyvavo tam perversme. Ir štai yra dvi pavardės – Povilas Plechavičius ir Grigaliūnas Glovackis. Tie du veikėjai 18-19 metais, kai išdarinėjo tas Plechavičius Žemaitijoje, Glovackis konkrečiai Šiaulių krašte, jie darė tiesiog masinius žmonių žudymus. Jie nužudė šimtus žmonių, tūkstančių žmonių buvo įkalinę, nes jie nusprendė, kad tie kairiųjų pažiūrų mes juos sušaudom. Tie nusprendė, kad jie yra kažkokie, per daug savarankiškai, kažkokias politinės pažiūros turi, mes irgi sušaudom, įkalinam, rekvizuojam turtą, prilupam bizūnais, šimtus kartų nuplakam ir taip toliau. Aš esu Patreonės apie tai rašęs straipsnį, bet reikės turbūt padaryti atskirą laidą apie tos du veikėjus, kuriems Lietuvoje iki dabar stovi paminklai, jiems yra po mirties įteikti apdovanojimai, o jų metodai buvo idzeliniai, kašiūniniai, tokie, būtent naikinti nelojalius, be teismo, be jokių konkrečių įrodymų, tiesiog jie patys tam tikrų laikotarpių turėjo išskirtinės galės, nes tuo metu veikė komendatūros ir jie naikino politiškai jų manimų nepatikimus asmenys. Ir štai dešinieji idiotai, tėvynės gynėjai, jie garbina tos karininkus. Jiems yra gerai perversmas, jiems yra gerai, kad valdžia atėjo žmonės, kurie naikino taikius Lietuvos piliečius. Tai įsivaizduokit, kokia košė yra jų galvose. Nieko nuostabaus, kad kiti turbūt Vilniaus bachūrai gal daugiau pasidomėjo, užsimanė biškį trūktą į skūpirą, kad prasme per daug nesisklaidytų. Žiūrėkime dar vienas jau plakatas, buvo irgi čia kažkokį istorinę minėjimą darė tenais. Be abejo švenčia ir birželio 23 dienos sukilimą, kada sukilėliai, kurie vietoj to, kad stabdytų traukinius, kurie trėmė tos lietuvius į Sibirą, jie nei vieno traukinio nebuvo sustabdę, jie štai laukė momento, kad galėtų besitraukiantiems tarybiniams kariams šaudyti į nugarą. Vau, koks sukilimas! O po to Lietūkio garaže daužyti žydus tenais. Tai ką daugiau čia galima pridurti? Štai žiūrėkit, geras plakatas, jie čia kažkokie darė protestuką čia vasarą, čia nerašo apie ką. Štai plakatas. Ar žinote, kas panaikino bažnytinę santuoką ir įtvirtino partnerystę? Stalinas. Pirmiausia yra tai istorinis nusišnekėjimas. Stalinas kaip tik homoseksualizmą kriminalizavo. Kaip buvo su to homoseksualizmo panaikinimo po revoliucijos Rusijoje, tiesiog buvo paprastas dalykas, buvo panaikintas visas carinis baudžiamasis kodeksas. Ir kol parašė naują, homoseksualizmas nebuvo kriminalizuotas. Po to vėliau Lenino periodų homoseksualizmas nebuvo laikomas kaip norma, jis buvo laikomas kaip tam tikra specifinė tokia kryptis, bet jis nebuvo kriminalizuotas. Tai buvo laikoma kaip tam tikras psichologinis sutrikimas, bet nepavojingas ir dėl to nereikia žmogaus uždaryti į kalėjimą.
po Stalino, jau kaip po to Stalinas atėjo, jau Stalinas jisai kriminalizavo būtent homoseksualizmą ir buvo konkreti baudžiamoji byla numatyta. Čia netgi mačiau 40 metais, kai tarybų valdžia atėjo į Lietuvą ir buvo baudžiamasis kodeksas ir turėjau kažkada paveiksliuką su citata, kiek metų už tą homoseksualizmą, pederastiją būtų galima nubausti, tai nuo 2 iki 5 metų kalėjimo. Vėlgi, ar tai yra logiška žmogų bausti už tai, kad jis yra, turi tokius polinkius, nežinau, čia diskusija klausimas, bet pats faktas, kad yra jie tiek kliedi istorijoje, kad jie prisigalvoja faktus, kurių nėra, kurie netgi priešingi faktai. Ir po to tokie žmonės eina mitinguoti ir po to stebisi, kad kažkam jie nepatinka, kad kažkas nori, su jais, turi apie juos blogą nusistatymą. Tai tu daryk kažkaip protingą veiklą. Gerai, mes tarkim irgi būdavo ten dešiniukai, irgi darydom tos protestukus, visokius irgi antimigracinius, bet niekas mūsų neužpuldinėdavo. Gatvėje dažniausiai mūsų žiūrėdavo pakankamai normaliai, nebūdavo jokios priešiškos reakcijos. Nes mes iš tikrųjų darydom ką? Mes darydom ne tik tokius protestukus, bet tarkim mano skyrius eidavo vaikų dienos centrus, tarkim bendrauti su vaikais, atsivesdavom kažkokį protingų žmogų, kokį paskaitą padarydavo arba etnografinės kažkokias paskaitas darydavo. Mes elementariai tas pačias talkas darydavom, tiesiog tvarkydavom pleistas vietas. Reiškia, mes kažkokią bandydavom ir naudą sukurti visuomeniai. Kokią visuomeniai naudą bando sukurti tie tėvynės gynėjai, Tamašauskas ir visi kiti. Išstoti su plakatu Stop imigracijai, išstoti su plakatu Stop LGBT ir ką? Ir ką tai pakeis? Tiesiog, tai esminis dalykas, dėl ko jie panašus tais pačiais homoseksualistais, nes homoseksualistai 21 neklystų metais Kaune darė tą savo paradą rugsėjo mėnesį ir jų šūkis buvo demonstruokimės. Tai lygiai taip pat gali tokį patį plakatą demonstruokimės pasimti ir tie vadinamieji nacionalistai, nes jie visi ir vieni ir kiti, jie viską, ką daro, jie tiesiog demonstruojasi. Jie tiesiog rodo, kad mes kokie esam, mes su plakatu praeisim, mes pamitinguosim, mes su vėliavėlėm pamojuosim. O kas iš to? Ar tu gauni kažkokį normalų konkretų poveikį, ar tu kažką sukuri, ar tu sutelki visuomenę, ar tu sukuri kaip tik papildomus konfliktus ir taip suskaldytoje visuomenėje. Aš visai palaikyčiau normalią tautininkišką veiklą, jeigu jinai matyčiau, kad tikrai jinai protinga, kad jinai skatina kažkaip gimstamumą Lietuvoje. Jinai padeda daugiavaikėms šeimoms, jinai daro kažkokią švietimo sistemą, kažkokią gerina, rašo protingas knygas, bet viso to nėra. Viso tai yra tik tai paradai, pasisklaidimai ir nuolatiniai konfliktai. Ir svarbiausiai, tai tas pagrindinis organizatorius kažkodėl ir kiti netgi pastebėjau mitingos, jie slepia savo veidus. Ko jis bijo? Ar jie perėmė vėlgi, jie kritikuoja Antifa, bet jie perėmė iš Antifa tos pačius metodus, vėlgi dangstytis veidus. Ko tu bijai parodyti savo veidą, jeigu tu eini su idėjom, kuriomis tu tiki? Tu kaip tik turėtum eiti iškeltą galvą ir atvirai rodyti savo veidą. Bet jeigu tu dangstaisi savo tą veidą, kitiem kyla įtarimai, kas tam po to veidu slepiasi. Ir kaip Oželytė pasakė, ne, mielasis, tu mane panašus į lietuvį. Tai vėlgi čia tam tikri klausimai kyla, kam reikalingas tos provokacijos. Tai linkiu Kęstučiui paskaityti rimtų knygų, užaugti. Nors jau metos vyras, aš jau 40 metų jau biškai kitaip mačiau negu būdamas 25, bet jis pasirodo Kęstutis vis dar masto kaip vaikas, nieko nuostabaus, kad aplink jį nepilnamečiai ir stovi. Bet jeigu aplink tave nepilnamečiai stovi, tai tu būtent turi susiimti ir duoti gerą pavyzdį tiem žmonėms, parodyti, kad tu kūręs tvirtą lietuvišką šeimą, kad tu esi išsilavinęs žmogus, o ne tik dalyvauji kažkokios menkos vertės protestukuose, po kurių gaunasi vis nuolatiniai konfliktai. Aš perskaitęs tų dešiniųjų literatūros yra daug daugiau už tos dešiniukus. Aš skaitęs to pačiu Antano Smetonos raštus, aš skaitęs Maseiną, aš skaitęs Šalkauskį, aš skaitęs net Vytautą Alantą, kuris buvo radikaliųjų tautininkų ideologas, jo knyga Žygiuojanti tauta buvo irgi toksai. Aš visą tai perskaitęs, aš visus tos dalykus esu praėjęs ir aš matau, kad ten yra niekis, ten nėra jokios protingos minties, ten yra tam tikrų lozungų rinkiniai. Ir tu nori kažko rimtesnio, turiu eiti į gilesnę literatūrą ir aš mielai galiu besidomintiems tą literatūros sąrašą sudaryti. Beje, netgi knygų sąrašą aš sausio mėnesį dariau, susiraskite 12 ar 13 šių metų skaitinių, kuriuos rekomenduočiau perskaityti. Jeigu mes norim išlikti, kaip tauta, kaip visuomenė, mes turim kaip tik rasti būdų, kaip susitelkti. Mes turim rasti būdų, kaip dauginti save. Mes turim rasti būdų, kaip tapti protingesni, stipresni, sparesni ir vieningesni. Ir tokias akcijos kaip Kęstučio ar visų kitų, jos to nekuria. Jos kūrė konfliktą, vėlgi, kuriuom bandoma suskaldyti, lietuvius su rusais, lietuvius su imigrantais, lietuvius vėl su kažkokiam atskirom grupėm visuomenės.
kam viso to reikia. Ir kyla klausimas, ar jie tai daro sąmoningai, tom provokacijom siminėje, ar jie, kaip sakoma, naudingi idiotai, kurie, jie dar galvoja, kad jie daro gerus dalykus, bet iš tikrųjų daro dalykus tokius, kurie daro atvirkštinį neigiamą poveikį. Klausimas yra atviras, tikiuosi priims šią kritiką, nepyks ir padarys išvadas. Tik to jiems ir palinkėčiau. Ačiū draugai, kad esate, spaudžiam patinka ir susitiksime kitose laidose. Iki.